Internetas tai ne tik begalė galimybių, bet ir spasto aikštelė. Vieną akimirką žiūri filmą, kitą jau gauni laišką su žinute apie laimėtą telefoną. Skamba viliojančiai, bet tai dažniausiai tiesus kelias į bėdą. Pavyzdžiui, Gabija sulaukė žinutės Instagrame. Jai siūlo tapti modeliu. Prašo nuotraukos. Ir skamba kaip galimybė, bet iš tiesų taigi raudona vėliava. Nepažįstami žmonės neturėtų prašyti tavo asmeninių nuotraukų. Tokios žinutės dažniausias triukas išvilioti jautrią informaciją. Internete pilna ir tų, kurie apsimeta tavo draugais ar kolegomis. Ei, dalyvauju konkurse, spausk ant nuorodos, palaikyk. Arba reikia tavo nuotraukos projektui. Skamba pažįstamai ir tikrai tokią žinutę buvai gavęs. Bet tokie prašymai – signalas stabdyti ir pagalvoti, ar už viso to neslypi apgaulė. Virusai, kenkėjiškos nuorodos, apgaulingi failai – visa tai slepiasi už nepažįstamų laiškų ir žinučių. Kartais vienas neatsargus paspaudimas ir tavo duomenys jau nebe tavo. Kaip išvengti bėdų? Nesidalink net Netflixo slaptažodžiais su draugais, ypač jei tai tas pats slaptažodis, kuris saugo ir tavo elektroninį paštą. Neperdauk asmeninės informacijos nepažįstamiesiems, nespauskit artinų nuorodų ar priedų. Jei kas nors prašo pinigų ar duomenų, tikrink, ar prašymas tikras. Jei kyla abejonių, neskubėk. Paklausk, pasitark, stabtelk. Klausti pagalbos nesilpnumo ženklas, o brandos įrodymas. Padarai klaidą? Būna. Bet tada veik greitai, kol situaciją galima ištaisyti. Pranešk paslaugos teikėjo techninės pagalbos centrui, o jei tapai sukčių auka, pirmiausia kreipkis į savo banką arba mokėjimo paslaugų tiekėją. Kitas žingsnis – pranešk apie sukčiavimo atvejį teisėsaugos institucijoms. Internete smalsumas gerai, bet kritinis mąstymas dar geriau. Jei kažkas atrodo per gerai, kad būtų tiesa, dažniausiai taip ir yra. Taigi saugok save. Tavo asmeninis gyvenimas, skaitmeninis gyvenimas, vertas daugiau nei vienas neapgalvotas paspaudimas.